tiesiai į vaizdą. Va tai va. Iš apačios dienos metu, kaip atrodo šita katedra. Ale jau tiek esu nusikalusi, žinokit. Ir vėl alkana mes taip kažkaip gaunasi. Tikrai, kad pravažinėjom pietus, pavalgom pusryčius. Matėt, kaip sočiai, iš tikrųjų sočiai ir valgau, dėl to, kad žinau, kad tiesiog dienos metu gaila laiko ir dar, tikrai ir laiko gaila ir tik dažniausiai nebūna kur valgyti. Tai pavalgau sočiai ir paskui, va, jau dabar yra 7:30 vakaro. Jau taip pavalgyčiau. Bet nepadarysiu tos klaidus, kaip padariau vakar. O kokią klaidą aš vakar padariau? Pravalgiau visą šviesą. Ir jau kai norėjau vaikščiau čia po šitą palmą, buvo tamsu ir nebuvo ką jums pafilmuoti. Nebuvo, nes tamsoj, ir realiai iš tikrųjų tamsoj, žinokit, ne tik, kad nėra kaip pafilmuoti, nes vaizdo nėra, tikrai nepertiki, bet jau paskui ir pačiai tamsoj visiškai ne tas vaizdas. Juk suprantate, ne, kad kai tamsoj matai prašvinta, tau atrodo paskui visiškai viskas kitaip. Dar dienos metu pasivaikščiosim, pafilmuosim, pažiūrėsim, kad tikrai jau būčiau žinojus, kad tikrai buvo palma ir mačiau tai, ką reikėjo matyti. Ir tik tada valgysim. Jeigu spėsim, nes 10 čia viskas susidaro. Kad algį pergyvent, nusipirkom biškį trešnių, nes valgysim dar negreitai. Nebuvo čia taip labai apetitnai sudėta, bet apetitas tiesiog pats yra apetitnas. Tai nusipirko. Ir dabar, kad taip įvertintumėt, toks kibiriukas trešnių kainuoja 10 eurų. Einam tokia pro Medaną. Ten uostas, jachtų belė kiek. Einam ir iš tikrųjų net nežinom, kur pasiduoti, kurią pusę. Va, čia filmavau vakar tamsoje, o dabar dieną. Gal net nežinau, kur čia eiti. Jau pavargau su tuo ChatGPT aiškintis gatves visas, suvedinėti į Mapsą, blaškytis. Gal biškelį kažkaip einam, bet va čia šita aikštė, jinai tokia faina. Einam iki ten ženklą, matau palmą, paskui matysim, ką darysim. Jie atrodo, kai statula, iš tikrųjų ten gyvas. Kur gyvas, kas? Rimtai. Atrodo juodu. Nu va, sėdi žmogus, kitoje gatvės pusėje gyvas. O žydriui pasirodė, kad statula. Labai prieš saulę, nežinau, kaip čia nusifilmuos. Čia va vėl kažkokia aikštės. Čia turbūt tai ir yra. Tai gatvė, ta pagrindinė jų. Bornas, kaip ir ta gatvė. Palma turi jūrų muziejų. Tikriausiai gražus, bet kadangi aš neturiu silpnybės jūrų muziejam, tai mes net neplanavom jį nuvažiuoti, bet jeigu kas važiuosit į Maljorką ir jums patinka, tai žinokit, kad toks objektas čia yra. Aš kaip sakiau, aš nemėgstu nei labai muziejų po vidų vaikščioti, nei kažkaip, tai man va čia yra mano širdies atsidavimas, mano didysis kaifas, viską matyti iš lauko. Ir man į vidų įeiti nėra būtina, kad aš jaučiausi gerai ir kad mano akis pasidžiaugtų. Čia panašu, kad turėtų tekėti vanduo kaip upė, kaip gynybinis griovys ir ten
Ten jeigu būtų vanduo, tai būtų kaskados vandens fainos. Einu, žiūriu, ir taip tingiu kalbėti, bet kartais nereikia kalbėti, ne, kartais reikia pamatyti. Ten atrakcionai, o už jų dar vienas fontanas. Oh my god, mommy said, whoa. Senamiestis prasideda kažkaip tai. Oi, prisijuokiau iš Žydros, sako, žiūrėk, kolegija, San Alfonso, kas nors būti Alfonsais, prašom studijuoti iš toj kolegijoj. Bet jis juokingiau pasakė, žinau, tad kartot visada būna sudėtingiau. Ir prasideda, ten aš. Prasideda skersgatviukai į senamiestį. Pažiūrėkit, kokie gražūs skersgatviai. Kurį renkamės? Čia einam. Va taip eini, skersgatvis nesitikėdamas nieko, neieškodamas nieko, tiesiog pasivaikščioti ir va kažką randi. Aš Žydri sakau, aš nusipirkčiau tokį maudimuką, o tu tokius triusiukus. Būtume susiderinę. Jis iš tikrųjų labai nemėgsta būti susiderinęs. Nežinau, kodėl jam taip atrodo, bet jis nejaukiai jaučiasi, kai aš kažkaip pataikau apsirengti spalviškai panašiai kaip jis. Ten toliau gyvenimas verda. Einam ten, nes ten tai turbūt nelabai kas. Pazigzaguosim visur. Žiūrėkit, balandžiai tai absoliučiai nebijo. Jaučiasi, kad aš esu biškį pavargusi ir išsikrovusi ir mažai šneku. Kažkodėl turi priminimą į Gaudžio pastatus. Nu, tokį menką, va šitie dalykai. Ir čia yra 100 milijonas 1001 laiptukas. Ar aš noriu ten eiti? Norim mes ten eiti? Neapsisprendžiau dar. Štai va tokie pastatai, štai palmai. Mes čia esam
pačiam centre senamiesty ir čia pilna brendinių parduotuvių, kavinių. Ir laiptukų atrodo neina išvengti. Vienur laiptukai, kitur laiptukai, o aš visai nenoriu jais lipti. Pažiūrėkit, kaip čia gražiai šitą kavinę. Pasipuošus lemputės. Galvojau, ten lįst, bet ten nėra ko lįsti. Pala. Kur? Einam, pažiūrėsim, gal tada rasi, ko tu nori. Va. Matot, kokia dėk čia turbūt galima paragauti. Ir tada galima pirkti. Va, kiek dešrų pasirinkimo. Tai va čia galim ir apsipirkti, žinok. Va čia visokiausi. O kainų nesurašytos kainos, žiūrėk, 120 kg, o ką, tu neįperki? 7,9 kg. Čia eina ta kryptim, niekaip neina, taip norėjau išvengti laiptukų ir čia laiptukai niekur neina išvengti laiptukų. Tik aš galvoju, kur čia mes nueisim, gal čia žmonės tiesiog eina namo tą kryptim. Taip nenorėjau lipti, bet kažkaip likimas, Jėzau, kaip jis, likimas verčia lipti. 101 000 laiptukų. Užlipom tai beveik, nežinau, kur niekur. Niekur beveik užlipom. Bet tai neini vis tiek ką nors gero pamatai. Tai nereikia nusiminti. Realiai tai atiduosiu galus aš per šią kelionę. Šitiek kvepala. Čia va daug visokių. Bet nes karmalinas toksai, ne? Nu gal ir nebereikalo lipom, čia kažkokia aikštė. Toj pusėje vėl kažkas. Iš tikrųjų tai vakar žiauriai gailėjausi, kad pravalgiau visą tą šviesą. O šiandien tai va tikrai jaučiuosi, kad pabuvau Palmoje, kad pamačiau. Ir tikrai jau dabar nebebus taip kažkaip išeiti. Ten žiūrėk, kokia faina gatvė. Va tai va aikštė tokia. Pardavinėja visokius dalykus. O mes nersim toliau. Nuo automobilių turbūt nutolom nežinau kiek kilometrų. Bet kam rūpi. Tikrai, jeigu šiandien būčiau negrįžus, jausčiausi, kad nemačiau Palmos. Hey, dude! Pažiūrėkit, kokia masė žmonių ten. Čia, žinokit, gali eit ir niekada nesustoti. Aš taip Žydri sakau, gerai, kad nepatingėm tais laiptais užlipti, nes atsivėrė dar dalis judrių labai miesto gatvių. Para que nadie aplauda. Ole. Nadia, espera, por lástima no, por pena no. Me lo gano. 3, 2, 1. Ese está más guapo, ¿eh? ¿Qué tal, my friend? How you doing? Venga, siguiente movimiento. Si os ha gustado esa, flipa con lo que viene. Solo es el calentamiento, amigo.
Público duro, ¿eh? No, todavía no, todavía no. No se aplauden por los trucos fáciles. Más complicado del pie a la cabeza. Si lo consigo, hace la gente. 3, 2. No, don't clap, don't clap. No aplaudan, no aplaudan. Lo hago. La primera. Flipa. Para los guiris que se integren. From my foot to my head. And you go crazy. Anybody speak English? Okay. Let's do this. Where you from, mommy? Mommy, papi? Where you from? England? Okay, England. To my head, you go crazy. Woo! Whatever. Let's do this. 3, 2, 1. Yeah! Einam dar kitą gatvelę, jau traukiam atgal, link ten, kur pasistatėm automobilį ir pakeliui kažkur pavalgysim, nes jau temsta, jau galim prisėsti pavalgyti. Ir aš pagaliau kažką tai nusipirkau sau. Žinot, kas čia yra? Raktų pakabutis. Norėjau nusipirkti tokį vėrinį ant kaklo Geso, bet jis buvo vitrinoj ir jom neėjau išimti iš tos vitrinos, tai aš, kad labai stipriai nenusiminčiau, nusipirkau raktų pakabutį. Ir bent jau iš Maljorkos grįšiu ne tuščiom rankom, nes apskritai nieko nusipirkau. Norisi vis tiek kažką tai vat nusipirkau. Tai apėjo mes labai daug jau dabar centro ir aš pastebėjau tokį dalyką, kad mašinų pačiam centre mažai, vien tik tai praktiškai taksi ir visur plytos. Mes vakar dar galvojom pasivažinėsim po vakarienės, kad ir tamsoj po centrą, bet įvažiuoti neina vien plytos. Už tai pažiūrėti reikia meniu. Vienu žodžiu, ką noriu pasakyti, kad centre važinėja, jeigu aš gerai suprantu, važinėja tik taksi ir motociklai. Daugiau jokių kitokių mašinų aš čia nematau. O dabar mes renkamės, pagaliau galim sau leisti atsisėsti, pavalgyti. Pažiūrėk, čia labai gražus meniu atrodo. Nu, tu sakyk man belę, kur gerai. Aš jau sakiau, jie. Nu, jis sakė, čia nori atsisėsti, aplinka jam graži. Tai mes kažkur... Nu, reikia valgyti, duoda valgyti ir viskas, nu ir gerai. Valgyti, duoda ir gerai, susėdam. Tai apie gal aplinkui ten? Einam. Va, tikriausiai prie šitų dviviečio stalo. Sustojom toj pačioj gatvėje kaip ir vakar. Restoranas Maura. O. Nėra lausiusi bukal. Užsisakiau lašišos tartarą. Tada užsisakėm ant grilio keptų krevečių ir humuso ten tokį starteriuką. Tai atnešė pirmiausiai man lašišą. Žodžiu, skanaus man po visos dienos iškrovos. Čia tas humusas su pita, dabar toj viskas šviesu, neatrodo labai apetitinai, bet nu, ragauk. Čia jau atrodo nebe apetitinai, bet jau jeigu šitam žmogui lašišos tartaras buvo wow, tai žinokit, kad tikrai yra labai skanus, nes jis nėra tų lašišų visų žalių labai valgytojas. Bet ten tik priedų pridėta labai skanių. Labai skanių su mango, su džindžeriu, nu ir kaip humusas. Humusas, taip humusas, tas tai visada. Duona yra gerai. Nu, blemba, taip čia kaip pasako. Pita, tai žinokit, karšta, ką tik iš krosnies. Humusas aukštos kokybės, geras, jis nėra kažkuo išskirtinis, bet jis tikrai šviežias ir tikrai skanus. Kaip, pavyzdžiui, lašišos tartaras, jis tikrai kažkoks tai išskirtinis buvo tas mango. Aišku, su mango esu valgiusi, bet nu, tikrai išskirtinis. Čia yra šviežia, yra skanu. Nu, yra skanu.
O dieve, skrybelė. Ir pasėmiau naminį limonadą. Tai žinau tą amerikiečių posakį, jeigu gyvenimas tau pameti citrinus, pasidaryk limonadą. Tai čia va taip grinai žinokit. Sutraukia visą giminę skanus, bet nu visiškai citrinų sultis. Mano švenčia mergos vidytė su pimpaliuku turbūt jaunoja. Ai, ne, baltai yra apsirengusi. Kur yra? Ai, man nustoja. Jau bakurai, čia tie bakurai jau jas kadrino, matomai, reikėjo gal kokias užduotis padaryti ar kažką. Ai, va, jaunoji. Krevetės atrodo taip lengvai pasakius keistai. Nesuprantu, kodėl jūs tokios pavalusios, bet reikia turbūt ragauti. Nu, tikrai keistos. Ir čia dar turbūt prie to humuso turėjo būti antras toks, nu, tai čia pitas su prašiutu. Tai pavalgėme labai skaniai, tikrai labai skaniai. Yra, kaip jau rodžiau, Maura restoranas, šalia bus parduotuvės, jeigu ateisite nuo, kaip ta gatvė? Nuo Borno gatvės, pakeliui link katedros. Ai, ir sumokėjom už visą tą, ką valgėm, 65 eurus. Tai sakyčiau labai padoriai. Tai ką, visi mano poreikiai patenkinti. Pamačiau tiek, kiek norėjau. Pavalgiau taip, kaip norėjau. Ir viskas buvo taip, kaip norėjau. Ir va tokia vakarinė, naktinė palma. Ir po truputį keliaujam turbūt jau link automobilio. Važiuosim į viešbutį. Nežinau, kiek čia dabar tų valandų. Blemba po 10 jau, iki pusės 12 tas Blue Baras dirba pas mus. Tai galvom, dar norėtume nueiti nors vienam gėrimui pasidėti tam Blue Bare, nes viešbučio tai praktiškai nematėm. Matėm recepciją, kambarį ir baseinų zoną. O viešbutis yra 7 aukštų ir yra kiekvienam aukšte kažkokiai, ko mes dar nematėm. Tai bent tam Blue Bare, nu nors kažkiek vienam kokteiliui pasidėti. Tai lekiam jau dabar į viešbutį, susimatysim turbūt viešbutyje.